Artėja gražiausios metų šventės ir kiekviena šeimininkė ieško paprasto skanaus pyrago, kuris neužtruktų ilgai gaminti ir padėtumėm su džiaugsmu ant kalėdų stalo. Taigi šiandien kepsim kalėdinį pyragą. Kad kvepėtų kalėdinis pyragas, naudosim prieskonius, kardamoną, muskato riešutų, cinamoną, viso grūdo grikių miltai 110 gramų ir 130 gramų migdolo riešutų arba migdolo miltų. 3 kiaušinukai, 1 apelsinas, jeigu naudojate eko apelsiną, galite naudoti ir nutarkuotą žievelę, na ir būtinai kiekvienam pyrage yra riebalai. Šį kartą pasirinkau alyvuogių aliejų, jisai pyragą padarys tiesiog karališką. Saldumui ir surišimui bus bananai, 15 datulių be kauliukų arba 110 gramų. Na, kad mūsų pyragėlis būtų pasipūtęs, naudosime sodą nubrauktą arbatinį šaukštelį arba kepimo miltelius. Iš papildomų priemonių reikės jūsų mėgstamą formą, štai tokios nedidelės tarkutės, apelsino sultimis išspausti spaudyklę, galingas sėtelis ir dubuo tešlai. Apie 20 kardamono sėklyčių dedu į grūstuvę ir sutritai. Kardamonas yra labai kvapnus ir mes matome, kad atsiskiria lukštai ir tos vidinės sėklytės. Žinoma, galima pirkti ir tarkuotą kardamoną arba tarkuotą muskatą, cinamoną, bet aš mėgstu prieskonius pasigaminti pati, nes jie yra patys kvapniausi. Tikras muskato riešutas atrodo štai va taip, tačiau perskėlus lukštą mes randame viduj štai tokią vat sėklą. Atskiriam luobelę ir šviežiai tarkuotas muskatas vėl bus pats kvapniausias. Pusę muskato užteks pyragui. Ir paskutinis prieskonis – cinamonas. Štai tokia smagi mūsų prieskonių puokštė. Pasigaminkime migdolų miltus. Prieskonių mišinį subėriau prie riešutų ir viską sumalsim. 25 sekundės, 10 greitis ir mes turime miltus. Prie miltų supilam datulės, 110 gramų, sudedam, pasmulkinam 2 bananus, išsispaudžiam apelsinų sultis, gali būti iki 100 gramų, 3 kiaušinukai. Pyragai skanūs tuomet, kada būna geri, teisingi riebalai. Tai va 100 gramų alyvuogių aliejaus keliauja į tešlą, bet aišku galite dėti ir kokosų aliejų, ir sviestą. Tačiau vertė bus pyrago didesnė naudojant gerą alyvuogių aliejų. Uždengiam dangtį ir viską suplakam. Į skystą masę dedame grikių miltus, keliauja soda. Štai tokios konsistencijos turime gauti tešlą. Jūs net neįsivaizduojate, kaip jį kvepia. Silikoninių formelių nereikia papildomai ruošti. Nepridėkite tešlos iki viršaus, maždaug 1 didelį valgomą šaukštą, keksiukai kils ir taip išskirstom tešlą po formeles. Taigi, keksiukus galima papuošti migdolo riešutais, graikiniais riešutais, kokiamis nors uogomis. Na, čia jau jūsų išmanė. 16 keksiukų keliauja į 170 laipsnių įkaitintą orkaitę 25-30 minučių. Ištraukite laiku, kad neperkeptų. Keksiukus išimkite jau šiek tiek pravėsusius. Oi, dar garuoja. Tai gražuliukai. O kaip kvepia namai. Laukite kalėdų.